2023 metais Marijampolė buvo Lietuvos jaunimo sostinė, bet visos pramogos galimybės nesustoja ir šiandieną mes esame Marijampolės atviro jaunimo centre. Ir čia matau stovi Karolina. Taip, labas. Labas. Papasakok, kas yra Marijampolės atviras jaunimo centras? Tai pataisysiu tave, ne atviras, o atvirasis jaunimo centras ir čia renkasi 14-29 metų jaunuoliai. Jie čia leidžia laiką erdvėse įvairiose, turim biliardą, turim stalo tenisą, oro ritulį, Xboxą, įvairiausių žaidimai, tiek stalo žaidimų turim, tiek patys organizuojam įvairias veiklas. Būtent norėjau paklausti, kokias veiklas jūs organizuojat? Įvairias. Organizuojam kūrybinės dirbtuves, pavyzdžiui, menoterapijos, tokias kaip ebru, tapyba ant vandens, organizuosim muilo gamybą, taip pat akrilo liejimo dirbtuves darom, smėlio tapybą. Taip, mes galbūt net ir galim tą erdvę pažiūrėti. Galim pereiti į erdves. Tai ar daug pas jūs jaunuolių apsilanko? Labai įvairiai šiaip priklauso nuo metų laiko, dabar žiemą tai tikrai labai daug, tarkim apie 20 kiekvieną dieną plus minus, būna ir retai, kad apsilanko 5, 3, 1, priimam visus, nesvarbu kiek, atkreipiam dėmesį į amžių, kad būtų nuo 14. Taip, o kokio amžiaus dažniausiai apsilanko? 16-18 ir šiaip... Jeigu kalbant apie lytį, tai vaikinai pas mus dažniau lankosi, bet turim ir merginų. O vasarą, kadangi jau lauke būna šilta, ar daug apsilanko čia būtent jaunuolių, ar daugiau lauke visi būna? Vasarą, atostogų metas, tai tikrai jaunuolių čia susirenka ganėtinai nedaug. Būna, kad neateina net ir nei vieno. Bet tada mes keliamės į lauką, mes vykdom mobilųjį darbą mieste. Susitinkam su jaunuoliais ten, pakalbinam, papasakom apie centrą ir kviečiam užsukti čia. Kaip galima sužinoti daugiau apie šį centrą? Kur galime sekti jūs? Tai mus sekti galite Facebook puslapyje Marijampolės atvirasis jaunimo centras ir turim Instagramą, tai Marijampolės AJC, tik Instagrame nesam tokie aktyvūs. Tai ačiū Karolina, o mes keliaujam toliau. Atvirasis jaunimo centras yra dalis moksleivių kūrybos centro. Ir kaip matome, jie čia pasipuošė ir, prie eglutės suradome Betą, kuri yra moksleivių kūrybos centro direktorė. Taigi, galbūt jūs galite papasakot būtent apie šį centrą. Galiu. Šiuo metu pakuoju dovanas ir ruošiu kalėdinę eglę, bet iš tikrųjų centras yra ta dovana, kurią gali naudotis kiekvienas Marijampolės miesto vaikas ir jaunuolis, nes kaip ir sakėte, atvirasis jaunimo centras yra mūsų skyrius ir yra šiuose patalpose. Taigi turime daugiau negu 48 grupės, 28 skirtingų programų. Galima šokti, dainuoti, piešti, tapyti, sportuoti, bėgioti, įvairiausių dramoje kurti spektaklius. Vat ir pernai jaunimo sostinėje buvo sukurtas spektaklis Pabėgę veidai, pagerbti ir paminėti kare gyvenančius jaunus žmonės. Taip pat turime bendą, kuris šiuo metu jau turi net 2 sąstatus ir iš tikrųjų visi jaunuoliai turintys muzikinių talentų ir gebėjimų gali įžengti į didžiąją sceną startuodami čia ir tikrai Rūsyje, kaip ir priklauso tikram bendui. Ir pernai jaunimo sostinė inicijavom koncertą jaunimo grupių, Lietuvos jaunimo grupių koncertas, kur suvažiavo iš 5 miestų jaunimo grupės, tai tikiuosi, kad tai taps tradicija jaunimo grupių festivalio ateityje. Taigi turime nuo, technologijų iki tiesiog pasikalbėjimų ramioje erdvėje. Jūs paminėjot jaunimo sostinę, kadangi mes jau ją nebesam. Ar toliau vyks veiklos, ar bus kokie nors projektai, ar smaginsi čia kažkaip dar? Aš manau, kad jaunimo sostinė mes buvom tik tai popierinėme variante vienus metus, o šiaip mes esame jaunimo sostinė nuo neatmenamų laikų ir iš tikrųjų esame tas
ta vieta, kur jaunimas turėjo laisvę reikštis, pasisakyti, pasirodyti. Ir esame vienas iš pirmųjų atvirųjų jaunimo centrų, kuris startavo jau pakankamai seniai, 14 metais, kai vos prasidėjo ta veikla, o centras šiais metais švenčia 70 jubiliejų. Taigi tos veiklos jaunimui visada turėjom ir visokiom formom, ir jinai buvo ir bus. Taigi ta sostinė mūsų širdyse mes ir būsime. Taigi, kuris būrelis veikla yra pats populiariausias, kur galbūt daugiausiai ateina jaunuolių vaikų? Vaikų daugiausiai ateina į robotiką, bet vienas iš tų populiaresnių yra fotografija, bet negaliu išskirti vieno kažkurio, nes tai yra gyvas organizmas ir nuolat kinta. Jeigu pernai buvo fotografija, šiemet, pavyzdžiui, gitaros ir tai nuolat kinta. Dabar atsirado tendencija, kad pilietiškumas kyla vėlgi dėl aplinkybių, dėl nūdienos ar ne, visų politinių tam tikrų peripetijų. Nacionalinio saugumo būrelis atsirado, kurio prieš 5 metus net nebūtume sugalvoję. Labai džiugu, kad kyla etnografinės krypties būreliai, tokie kaip kanklės ir kanklininkų turim. Ta prasme, judam, mes žiūrim, ko reikia tą siūlome. Matom poreikį vienais metais tokį, rugsėjį iš karto ieškome, per vasarą ieškome būrelio vadovo ir rugsėjį siūlome grupę. Taip kad mes laisvi ir kintantys nuolat ir pastoviai. Jeigu yra kažkoks jaunuolis, kuris nori veikti, nori daryti, nori lankyti būrelį, bet neišdrįsta, kaip jūs jį padrasintumėte? Labai paprastai, aš pasiūlau tiesiog ateiti pabandyti vieną kartą, nesirašyti, nedaryti nieko, tiesiog ateiti pabūti. Jeigu nežinai, ko nori, ateik į jaunimo centrą. Pabūk, pasėdėk ir gal išgirsi kažkur skambesį, kuris tave patrauks, gal pamatysi kažkur pažįstamą pedagogą ir sakysi, labas, ateinu. Gal tiesiog užklius akys už, nežinau, gražaus darbo, gražios parodos, kurios nuolat čia vyksta. Ir tu tiesiog tave įtraukia. Čia yra tas, jeigu pastebėt, mūsų logotipas yra tokie besisukantys žmonės. Tai čia reikia vos atverti tas duris arba paskambinti mums telefonu, mes tikrai įsuksim. Taigi ir aš kviečiu išbandyti save, kur jūs tinkate. Ir ačiū Betai. Ačiū Jums.